Laba diena. Per tuos mama apdovanojimus ir Baltkapo aferą kažkaip visai užleidau profesinius dalykus, dėl to dabar gerbiamos moterys kompensuoju jums skriaudą. Paskaita numeris 1 apie G tašką. Burneckai, ne Gabrielius G taškas. Ne. Tai va, G ir ne Grigonis. Burneckai, elgis rimtai, netrūdyk. Žodžiu, G taškas tai yra tokia padidinto receptorių tankio zona makšties gleivinėje, kur juokingos moterys įsivaizduoja, kad didina orgazmo tikimybę. Iš tikrųjų, kiek tyrė, dabar be bairio, jokio G taško nėra. Nu, va, tik tai Vilnius Europos žemėlapį nebent ir viskas. Tai va, bet dėja, išdykėliai mano kolegos piknaudžiauja placebo efektu ir lengvatikė moterėlėm tą G tašką didina. Tai va, bet G taškas egzistuoja. Jis egzistuoja, jis yra štai va čia va, 6 cm nuo šuns uodegos, štai čia va. Ir va jį va tai va pakasius, šuo labai gerai pasijunta. Mielos lietuvaitės, tos, kurios didinote savo G tašką, nu nepulkit savo bišoniukų dabar vesti pas veterinaro didinti G taško. Jau koks yra tas G taškas pašonį, tokio ir užtenka. Ryšio pabaiga.